Su gimtadieniu, mėlyjei šauliai. Jūs tie, kurie taikosi labai toli, labai aukštai, nes jūs iš tiesų įžvelgiate tai, ko nemato kiti. Jūs zodiako toliaregiai ir jūsų misija vesti kitus. Jūs esate zodiako mokytojai. Jūs žinote, ką ir kaip reikia daryti. Tokia jau jūsų užduotis – mokyti. Tai gurų ženklas, dvasininkų ženklas, na ir tolimų kelionių. Tolimos kelionės tiesioginė ir perkeltinė prasme. Jūsų ženklas siejamas su labai plačiu pasaulio pažinimu. Būtent šauliams svarbu ir įdomu viskas, kas vyksta pasaulyje. Jie labai intelektualūs, eruditai. Juos domina pačios įvairiausios ideologijos, religijos. Jie gana dažnai būna ekumeniški. Jie savyje nešioja suvokimą, kad viskas susiveda į vieną tašką. Dievas yra vienas, tik tai keliai į jį yra įvairūs. Su šauliais bendrauti iš tikrųjų labai įdomu. Jų erudicija, kaip minėjau, yra neįsinkama. Atrodo, kad jie žino viską ir gali atsakyti į visus klausimus. Aišku, kai šaulys yra mažas ir gimsta pas tėvus, štai toks šauliukas vargo būna. Nes jau ką tik gimė šaulys, savyje nešioja suvokimą, kad jis turi vesti ir visus mokyti gyventi. Tai tie, kas turi vaikučių šaulius, mano užuojauta, nes šaulį kažko išmokyti, juk jie mokytojai. Jie nuo pat mažens turi savo nuomonę ir yra tvirti moralės gynėjai, nes jie žino, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir nenuostabu, kad šaulių yra daug teisininkų. Tai yra susijęs su tuo, kad jų dieninis šeimininkas yra Jupiteris. Jupiteris atsakingas už įstatymus, už kosminius įstatymus ir jų įgyvendinimą Žemėje. Naktinis šaulio šeimininkas yra Neptūnas. Tai jau aukščiausio dvasingumo planeta. Ir tarp šaulių mes galime rasti išskirtinių dvasininkų. Būtent šaulio ženklas siejamas su aukščiausia religinė hierarchija. Tai vyskupai, jeigu mes kalbėsime, tarkim, apie krikščionybę, vyskupai, kardinolai, Romos popiežius. Beje, kalbant apie šalis, Italija ir Vatikanas, tai yra šalis po šaulio ženklo. Vedliai, mokytojai, ideologai ir moralės, o taip pat ir tradicijų saugotojai. Šauliai labai vertina tradicijas, yra labai prisirišę prie namų, nors tai jie visiškai netrukdo keliauti po visą pasaulį, plėsti akiratį. Šauliai neturi bijoti kitus mokyti, kitus vesti, nes tai yra jų užduotis. Ir jeigu jūsų namuose yra šaulys, vis dėlto būkite atidūs, netgi jeigu tai mažylis, ką jis pasako, nes šauliai žino, kam ir ką reikia pasakyti. Tai zodiako autoritetas. Ir gerbkite net ir mažylį šaulį, klausykite jo nuomonės. Sena žinia, savam krašte pranašu nebūsi. Ir man kartais gaila mažųjų šaulių, su kurių nuomonė tėvai, broliai, seserys nesiskaito. Iš tiesų išmokime šaulius gerbti nuo mažens. Ir jei žmogus jau gimė šaulyse, reiškia karmiškai jis jau užsitarnavo štai tokį kelią. Jų užduotis vesti, mokyti ir plėsti mūsų visų akiratį pažinimo ribas. Egzaltuojanti planeta šaulio ženkle yra asteroidas Chironas, kuris taip pat yra ir svarstyklių dieninis šeimininkas. Chironas taip pat siejamas su įstatymu, priežiūra, perdavimu, su sąjungomis.
Šauliam yra iš tiesų labai svarbi sąjunga, labai svarbi santuoka. Kita vertus, būtent šauliai labai sunkiai išsirenka tinkamą porą. Gana dažnai šauliai skiriasi ir randa savo antrąją pusę šiais laikais, ne anksčiau, iš antro, trečio karto. Tad jauniems šauliam patarčiau, neskubėkite tuoktis. Pradžiai gerai patikrinkite savo jausmus. Na, o jeigu yra galimybė susitikti su astrologu, pasikonsultuoti dėl jūsų suderinamumo, be abejo, tai yra naudinga. Beje, tarp gimusių po Šaulio ženklų yra daug astrologų. Vis dėlto šis ženklas siejamas su tolimų perspektyvų numatymu ir apie ateitį jau yra vandenis, o vandenis tai astrologija. Vis dėlto, jeigu mes pasinaudosime ruletės taisyklę, tai pagal ruletės taisyklę vandenis projektuojamas į Šaulio ženklą. Šauliai iš tiesų turi daug vandenio savybių. Ir tai juos daro draugiškais, šiltais, įdomiais žmonėmis. Žmonėmis gerai nutuokiančiais apie ateitį, žinančiais, kas bus. Na, o planetos, kurios yra, tarkim, jau depresijoje, turi tam tikrą, tarkim, pakenkimą, planetos, kurias reikėtų išmokti įvaldyti ir išmokti teisingai jomis pasinaudoti, tai būtų Prozerpina ir Merkurijus. Prozerpina tai yra smulkmenos, detalės. Tai yra tai, kas panosiai. Ir čia mes turime tą efektą. Štai tarkim, brandžiame amžiuje jau visi tampa toliaregiais, bet panosiai nieko nemato. Tai čia panašiai apie šaulius. Jie yra toliaregiai, jie žino iš esmės, kas tai per situacija, kaip bus ir kur link judėti. Bet panosiai, priminsiu, kad šaulys jau brandaus amžiaus ženklas ir tai yra tas laikas, kai žmonės nustoja matyti tai, kas yra panosiai, o mato tik toli. Šauliai ko gero nuo mažens tokie ir yra. Ir tai, kas panosiai, jie nefiksuoja. Kiekvienas šaulys savyje turi ugdyti sugebėjimą pastebėti smulkmenas detalės. Jų nematymas gali iš tiesų pakišti koją. Kas nors gali įstabią šaulio teoriją, kažkokį tai ideologinį įsitikinimą sukritikuoti, paminėjęs, kad štai ne tas skaičius, ne toks pavadinimas, kažkokią tai vieną detalę šaulys iš tiesų nereikšminga. Apsirinko, o koks nors gudrutis štai ims ir sukritikuos, kaip tu gali iš esmės kalbėti, jeigu tu štai to ir to nemoki. Tad šaulys, besirūpinantis savo autoritetu ir norintis turėti tvirtas pozicijas, pirmiausiai turi būti atidus detaliam smulkmenom. Ir jeigu jau ruošiasi sakyti kalbą, pasitikslinti informaciją. Taip pat ir Merkurijus yra išvaryta planeta. Trūksta teisingos, tokios smulkios, konkrečios informacijos. Iš esmės supranta, o konkrečiai. Tad šaulio darbas yra gilinimasis į konkretiką, į smulkmenas. Na ir kai šaulys šitą jau valdo, jis yra tobulas, jo gynybinė sistema jau nebepramušama, jo jau nogom, rankom nebepaimsi. Šaulys ugnies ženklas. Jie yra energingi, jie yra stiprus, jie yra įkvepiantis. Šaulys Avesos astrologijoje siejamas su dvasininku, išminčių ugnimi. Tai išminčių ženklas. Ko gero visiems šauliam žinomas jų simbolis, tai kentauras šaudantis iš lanko į tolį, į nežinomybę. Avesos astrologijoje galima pridėti dar totemą gaidys. Gaidys tai tas gyvūnas, kuris išsklaido tamsą, kuris kovoja su piktom dvasiom. Tad šaulys gali netikėlį sustabdyti, išbarti ir netgi pasistengti nubausti. Ko gero galėčiau patarti
šauliui, jeigu jis nori, kad jam labiau sektųsi gyvenime, vengti valgyti vištieną. Bent jau prieš svarbų susitikimą, prieš svarbų žingsnį atsisakyti vištienos, o taip pat ir vištos kiaušinių. Kad nebūtų jau jum taip liūdna, yra antis, yra žąsis, yra kalakutas, putpelis, fazanai ir dar daug galima ir stručių rasti ir visų kitokių paukščių. Vėlgi, nežiūrime į tai fanatiškai. Eina kalba apie svarbius žingsnius, svarbus pasirinkimus. Jeigu jūs jau valgote savo toteminį paukštį prie svarbų pasirinkimą, galite prarasti savo totemo apsaugą. O tai yra svarbu. Bent jau prieš vestuves arba per savo vestuves prašyčiau nepateikti vištienos patiekalų. Pakanka kitų paukščių, jeigu jums patinka paukštiena. Kaip minėjau, šaulio stichija yra ugnis, o ji siejama su vyriška energija. Tai yra vyriškas ženklas. Beje, jei pažvelgsite į moteris šaules, jos tikros amazonės, kovotojos einančios pirmin, kurių neįmanoma sustabdyti. Numerologinis kodas šaulio yra 23. Taip pat laimingi skaičiai 5, tai Jupiterio numerologinis kodas. 33 labai palankus skaičius, o štai 4 reikėtų vengti, 11 reikėtų vengti. Renkatės akmenį, sakyčiau, pirma taisyklė. Pirkti tą, kuris patinka. Na, o jei jau visai nežinote, ką pasirinkti, galima pažvelgti ir į žinyną. Bet ne pats svarbiausias akmuo šaulių būtų turkis. Tiesa, natūralus tikras turkis yra iš tiesų retenybė. Galbūt geriausiai pirkti pas geologus. Turkis užima pirmą vietą pagal padirbinėjimą. Ir jeigu juvelyrinėje parduotuvėje parašyta, kad tai yra turkis, nebūkite tikri, kad taip yra iš tiesų. Bet jeigu jau pavyko gauti tikrą natūralų turkį, be abejo puiku. Tiesa, reikėtų rinktis žydrą turkį. Žalio atspalvio turkis tinka nebent vienuoliam arba itin senyvo amžiaus žmonėm. Šauliam puikiai tinka chrizolitas, citrinas, ametistas. Iš tiesų būtų galima dar daug priskaičiuoti akmenų, nes šaulio pagrindinė planeta Jupiteris yra atsakingas už plėtrą ir šaulių iš esmės tinka beveik viskas. Tad prieš perkant akmenį tiesiog paklauskite savo vidinio pasaulio, ar man patinka tas akmuo, ar aš jį nešiosiu. Kadangi šaulys ugnies ženklas, be abejo tinka visi raudoni tonai. Raudoni ir violetiniai. Na, toks derinys raudonos ir violetinės spalvos tai yra purpuras. Tad būtų galima įvardinti kaip pagrindinę spalvą purpuras. O visos kitos spalvos jau kaip jums patinka. Galbūt šauliui vienintelė, kurios tikrai nereikėtų nešioti, tai yra juoda. Tad, mielieji šauliai, sveikinu jūs su gimtadieniu ir linkiu be abejo sėkmės kovai už teisybę.